Tai kodėlgi nėštumo periodas gali pridaryti tiek daug problemų mano vaikui? Yra daugybė atlikta mokslinių tyrimų, kad dėja, bet nėštumo periodų moters patirtos emocinės būsenos, sunkumai, stresai turi didelę reikšmę vaiko raidai. Tai yra įtakoja. Ir tikrai gali būti ir mažas stresas, jis gali paveikti teigiamai, gali būti mažas stresas, jisai paveikti neigiamai. Čia labai priklauso nuo vaiko ir nuo pačios mamos, kaip ji išgyvena atitinkamą stresą. Bet esmė tame, kad nėštumo metu vaikas viską sugeria. Ir dažniausiai pasitaikyma būsena tai yra vaiko nenoras. Tai yra aš nenoriu, man sunku priimti nėštumą, noriu daryti abortą ir panašiai. Ir tai labai negatyviai įtakoja vaiko raidą ir vaiko suvokimą apie save. Nes aš esu nelaukiamas, nemylimas, aš esu nereikalingas, kažkas su manim blogai. Ir tai yra įrašyta į jo pasąmonę. Ir gali reikėti daugybės metų tėvams tarsi vis įrodyti,